Dieną visiems Patreon platformos naudotojams ir visiems tiems, kurie būtent tokiu keliu prisibeldžia prie mūsų NBO tinklalaidžių. Šiandieną mes su Pauliumi dviese sveikiname su jumis, norėdami aptarti temą, kuri yra tokia, sakyčiau, netgi kažkiek bauginanti, ypač kalbant apie didelius sentimentus NBA senesniems laikams ar tiesiog kai kuriems klubams, kai kurioms franšizėms jaučiantiems žmonėms. Šiandien turim pakalbėti apie tai, kas vyksta, vos neapspyliau arbata, apie tai, kas vyksta Portlande, Oregono valstijoje ir apie tai, kas gali visai netrukus pradėti vykti nebe Portlande, Oregono valstijoje, nes ta situacija yra tokia, kad net nežinau iš tikrųjų nuo ko pradėti, man atrodo geriausia tiesiog chronologiškai reikėtų pradėti nuo to, kad Trailblazers klubas turi naują savininką ir tas savininkas atrodo reto šlykštumo persona ir apie tai, kaip Portlando Trailblazers klubas atsidūrė to savininko rankose, žinau, kad Pauliau esi pasiruošęs tu pašnekėti šiandien, kaip apskritai, kaip gyvas? Sveiki, neblogai, antras podcastas šią savaitę, nespėjom šito įrašyti antradienį, tai ištęsim savo pažadą Patreonams ir šitą temą panagrinėsim šiandien. Sakyčiau, Lietuvoje mažai apie ją kas kalba, bet jinai kuo toliau, tuo labiau įdomesnė tampa nuo, čia gal iš pradžių tie tokie Tomo Dantono, tai yra naujojo Portlando Trailblazers savininko, tie tokie taupimai, apie kuriuos mes girdėjom per playoffus, gal tokie juokingi buvo, bet dabar tai daros nebejuokinga, pasakyčiau taip, vis tokia liūdnesnė istorija. Tas vienas dalykas, apie kurį girdėjom playoffuose, buvo, kad late checkout neužsakė komandai po rungtynių ir, žodžiu, visus išvarė iš viešbučio anksčiau, negu kad žmonės buvo įpratę. Jo, čia buvo vienas dalykas, paskui kitas dalykas, kad jie atsisakė ilgametės tradicijos per playoff rungtynės fanams dalinti nemokamus marškinėlius. Tokiais būdais bandė, sakyčiau, apgailėtinais tokiais pakankamai būdais bandė pataupyti. Ir tas taupimas toks labai... Aš nežinau, kiek kaip NBA komanda tu sutaupai darydamas tokius dalykus. Čia toks labiau... performatyvus atrodo man toksai tas taupimas labiau. Viskas, ką jie apibrėžė, žinai, ir visokiuose viešuose pasisakymuose, ką mačiau, ką teko skaityti, viskas yra suvedama į vieną raktinį žodį – efficiency. Mes čia didinam savo efektyvumą, tai reiškia tiesiog mušam kainas visame kame ir kokios tos kainos ir kaip jos mušamos dar pašnekėsim plačiau, taip sakant, šioje kelionėje ir prie jų dar prieisim, bet visų pirma turbūt reikia tiesiog užleisti, taip sakant, sceną tau, Pauliau, ir, tai kas visgi yra tas Tomas Dandonas, kurį netgi vizualiai galim matyti tie, kurie mus žiūri, o ne mūsų klausosi, ir kaip Tomo Dandono rankose atsidūrė Portlando Trailblazers klubas. Jo, Tomas Dandonas, aš šiaip nežinau tiksliai, iš ko jisai savo milijonus susikrovė, bet jisai... Aš beje girdėjau, kad yra iš naudotų automobilių prekybos. Atrodo, kad pardavinėtos naudotus automobilius, tai tu tiesiog milijonus žarstai, bet iš tenai būtent, čia irgi užbėgant truputį už akių, atėjo, sakykime, žodis, kuris dabar jau jį lydi, tai yra subprime. Tai yra pardavinėti subprime automobilius ir prie šito žodžio mes šitam pokalbėje dar sugrįšim. Jo, tai Tomas Dandonas, jisai interesų sporte turi tikrai ne pirmus metus. Jisai, tarp kitko, yra taip pat ir Carolinos Hurricanes NHL komandos savininkas. Ir šita komanda, tarp kitko, praėjusią sezoną, kas mažiau seka ledo ritulį, aš irgi nesu iš tų, kurie labai seka ledo ritulį, bet praėjusią sezoną laimėjo NHL šitą komandą. Tai čia NBA fanams galbūt toks keistai gali pasirodyti, ar ne, kaip Tomo Dantono komanda, kai jisai tokius dalykus Portlande išdarinėja, kaip jinai gali būti sėkminga, bet pasirodo gali. Carolinos Hurricanes yra NHL čempionai, bet Tomo Dantono rankose komanda atsidūrė anksčiau šiemet. Tai yra, šita visa istorija, principė, prisideda 2018 metais, kai mirė Paulas Allenas, ilgametis Portlando Trailblazers savininkas.
Jis, kas nežino, yra vienas Microsoft įkūrėjų, tai yra vienas pagrindinių, galbūt net pagrindinis Billo Gateso verslo partneris. O nieko bendro su Timu Allenu ir serialu Auksarankis. Ne, neturi turbūt. Ja. Ir 2018 metais Paulas Allenas mirė ir jisai paliko savo turtą tame vadinamame truste, tai yra patikėjimo fondas, nežinau kaip tiksliai tai vadinti. Ir to fondo valdymą iš esmės perėmė jo sesuo Jody Allen. Bet patikėjimo fondas tai nereiškia, kad turtas yra perrašomas tau. Tu esi tiesiog to fondo savininko, tai yra šiuo atveju turto savininko Paulo Alleno valios įgyvendintojas, ar ne? Ir jisai tam savo palikime buvo parašęs, kad jisai nori, kad jo visas turtas iš esmės būtų likviduotas. Kas reiškia, kad konvertuotas į pinigus, arba kitaip tariant, tas turtas parduotas ir didžioji dalis pinigų būtų paaukota labdarai. Tai Jody Allen kaip to palikimo įgyvendintoja, jinai neturėjo absoliučiai jokios kitos opcijos, kaip parduoti Portlando Trail Blazers ir be to Paului Allenui taip pat priklausė Seattle, dieve, kaip užkrito NFL komanda Seattle Mariners, ne, Seahawks berods, jo. MLS, jo. Tai šitos abidvi komandos priklausė Paului Allenui. Ir šiaip šitas pardavimas užsitęsė pakankamai ilgai, tai yra 7 metus, bet čia galbūt Jody Allen tai pakankamai strategiškai ir protingai išlaukė tą momentą, kada jinai galėjo parduoti šitą komandą, nes jinai sulaukė, nes kyla vertės ir lyginant, kiek jinai būtų gavusi 2019-2020 metais ir kiek dabar yra vertos NBA komandos, tai daugiausia dėl media dealo šitos vertės auga ir 25 metais būtent Tomas Duntonas nusipirko šitą komandą už 4 kažkiek milijardo ir ten turbūt ta logika buvo tame, kad jau tuomet buvo žinoma ir kalbama daug apie tai, kad NBA gali priestis į Seattlą, į Las Vegasą, kas buvo patvirtinta vėliau šiemet, bet Portlandas netgi už tokią kainą jisai yra, šita komanda yra pigesnis kelias į NBA komandos turėjimą, nes kai sukasi kalba apie galimą expansioną Seattle, galimą expansioną Las Vegas'e. Las Vegas'e tiksliai nemačiau tų skaičių, bet Seattle yra kalbama, kad NBA komandų savininkai iš to expansiono tikisi uždirbti apie kažkur nuo 7 iki 11 milijardų. Tai reiškia, ta verslininkų grupė, tas verslininkų konsorciumas, kuris Seattle kurs naują komandą, kuris tikėtina atkurs Seattle Supersonics, jisai sumokės gerokai daugiau negu Tomas Duntonas sumokėjo už Portland Trail Blazers. Tai 11 milijardų yra skaičius, kurį nauji savininkai sumoka NBA tai visai savininkų grupiai. Aš pasakyčiau, čia yra toks, čia gal šiek tiek nukrypstat nuo tos temos, gal šiek tiek tokia abstrakcijas pereinant, bet toks geras atspindys, ar ne, kur mes esam kaip visuomenė ir kur ta vakarietiška visuomenė, ar ne, kur viskas yra, absoliučiai vedama, tik tai prieš 20 metų, ar ne, biškai mažiau dar įvyko ta viena didžiausių turbūt NBA neteisybių istorijai, tai Seattle'as prarado savo komandą. NBA neteko visiškai ikonišką savo komandos. Ir dabar iš esmės ta klaida bus ištaisyta, ne dėl to, kad tai buvo klaida, ar ne, ir tai buvo pripažinimas, kad taip neturėjo būti, kad dabar galbūt yra tos sąlygos sugrįžta Seattle Supersonics ir mes norim tą klaidą ištaisyti, bet jinai bus tik tais todėl, kad fucking NBA savininkai gaus iš to daugiau pinigų, kad kažkas jiems sumokės už tai, kad Seattle turėtų pinigų. Čia visiškai, visiškai kita tema. Jo, čia kažkiek primena ir šitą situaciją, ir tai, kas vyksta su Blazeriais, ir dabar čia jau nukrypstant į visiškai kitą temą, dabar tas Gianni Infantino noras išparceliuoti ir parduoti FIFA pasaulio futbolo čempionatą Donaldo Trumpo sėbrams iš privataus kapitalo industrijos. Čia tiesiog, liūdna labai stebėti šitos dalykus, bet šiaip pabaigai apie tai, kaip Blazeriai atsidūrė Tomo Duntono rankose, tai Paulas Allenas šitą komandą nusipirko 1988 metais už 70 milijonų. Dabar šitos komandos vertė išaugo iki 4
su viršum milijardo. Ir tikėtina ateityje auks dar labiau. Tais metais, tai nežinau, kiek mano vertė išaugo, bet bijau, kad netiek. Bet klausyk, gal tau teko domėtis, gal tu kažkur tai matei, nes buvo daug variantų, buvo daug kandidatų, kas galėtų tapti naujais Blazers savininkais ir, pavyzdžiui, vienas iš jų buvo Philas Knightas. Tai yra Nike įkūrėjas, tai yra žmogus iš Portlando ir kuris, atrodo, kad šitoj situacijai būtų, žinai, ir to miesto žmogus, ir milžiniški pinigai, ir noras tą franšizę išlaikyti galų gale Portlande. Beje, apie tą perkelimo norą Dundonas niekur nesakė, pirkdamas klubą, niekur nebuvo sakoma, kad mes planuojam jį kažkaip tai iškelt, bet, sakau, tai grįžtant prie to klausimo, ar tai yra Carolinos Hurricanes sėkmė, bet... Čia, man atrodo, susiję yra su to, kad šiaip Philas Knightas, kiek pamenu, tai jis prieš kelis metus turėjo tą susidomėjimą nusipirkti Portlando Trail Blazers. Bet jis dabar kaip ir sako, kad jis jau yra per senas, kaip ir nebeturi to intereso, o tuo metu Jody Allen, nes ten kalba sukosi apie viso labo, ta prasme, dabar šitą komandą išėjo už daugiau negu 4 milijardus eurų. Tuo metu Paulas Allenas siūlė apie 2 milijardus. Jo, čia buvo 4 metai atgal. Tai Jody Allen jo turbūt numatydama komandų įverčių eksponentinį augimą artimiausiais metais, jis tiesiog atsisakė to pasiūlymą tada. Ir štai taip mes turim Tomą Dundoną. Tai jo, žinai, dabar galvoju, kas čia ką tik tai sukosi galvoj, bet truputėlį ir primiršau. Bet, gerai, einam prie visos Dundono situacijos. Tiesa, kodėl NBA galimai norėjo būtent jo, tai yra būtent dėl to, kad tu turi patirties kaip profesionalios JAV didžiųjų lygų franšizių savininkas. Tu nesi žmogus, kuris ateina ir nežino, kaip tai atrodo. Ir kiek tenai tos reputacijos buvo ar nebuvo, turbūt NBA į tą truputėlį pažiūrėjo pro pirštus į tą visą efficiency modelį, kurį jis, kiek suprantu, Carolinos Hurricanes taikė lygiai taip pat. Šiandien El Cheapo jau pravardžiuoja Bilas Simonsas ir kiti JAV tinklalaidžių banginiai. Ir situacija, iš esmės, kur dabar yra pagrindinis konfliktas, turbūt, kad galim pradėti ir nuo to, o vėliau tuos visus atleidimus apkalbėti kaip prieskonius. Konfliktas yra toks. Portlando Moda Center arena yra berods 30 metų senumo. 95 atidaryta jau. Tai 31 metų senumo. Viena seniausių arenų veikiančių NBA lygoje, jinai buvo atnaujinta, bet buvo atnaujinta ten ar 26 ar 216, turbūt ne taip labai ir svarbu, bet turbūt sakyčiau arčiau 26. Ir dabar yra ta sąlyga, kad reikia ją atnaujinti. Ir 600 milijonų JAV dolerių yra ta suma, kurią Tomas Dundonas perdavė Portlando savivaldybei, Portlando apygardos, ten yra kažkokia maho. Žodžiu, visos tos sumos, tie 600 milijonų būtų padalinti. Kažkiek jų dengtų valstija, kažkiek jų turėtų padengti tą Mahomet County ir kažkiek turėtų padengti pats Portlando miestas. Ir kiek Tomas Dundonas turėtų padengti? Nulį. Dundonas nenori dengti nieko. Tomas Dundonas sako, kad ne, tai yra, žinai, nes beje įdomi situacija, kad Portlando klubo arena, jinai nepriklauso Trail Blazeriams. Ir jinai priklausė Trail Blazeriams iki Paulo Alleno mirties, bet jisai irgi vienu paskutiniu savo sprendimu nusprendė padovanoti areną miestui už simbolinę $1 kainą. Ir čia yra ta situacija, kur tu gavai tą dovaną, gavai vertingą dalyką, bet jo išlaikymas, jo priežiūra tada tampa tavo atsakomybė ir žodžiu, iš čia irgi, sakykime, ta dovana truputėlį atsisuka dabar prieš patį miestą. Bet situacija yra tokia, kad mes kalbam apie milijardierių bičą, kuris tuos 600 milijonų nori susirinkti iš mokesčių mokėtojų pinigų. Kad tai būtų, žinai, miesto, savivaldybės, ten apygardos ir valstijos dalykai. Ir pats neinvestuotų nei dolerio. Ir visai neseniai turėjo vykti, žodžiu, susitikimas tarp Trail Blazers atstovų ir Portlando miesto, mero ir kitų asmenų. Ir dar prieš tai Portlando, žodžiu, savivaldybė turbūt. Aš galbūt naudoju netinkamą terminą, galbūt, žinai, kalbu mūsų atitikmenis, bet sakykim, Portlando savivaldybė paviešino savo, žodžiu, dokumentą, viską, kur visas sąlygas sutarties, nes tuo pačiu už 3 berods metų baigėsi Trail Blazers Moda centro nuomos sutartis. Ir jie nori ją prasitęsti 30 metų, mes jums išnuomojam areną dar 30 metų. Šiaip Paulas Allenas yra padaręs labai keistų dalykų, tai kaip tu minėjai, tas arenos perleidimas Portlando miestui, aš nežinau, kuo tai yra dovana, ta prasme, perleist
Portlando miestui, kai arenos yra vienas iš pagrindinių NBA komandų ekonominių variklių. Ta prasme, jeigu tu esi ypač dirbi mažesnėje rinkoje, jeigu tu sugebi pasidaryti arenos renovaciją, kaip, nežinau, tu tarkim, kokie Clevelandas pasidarė prieš 7 metus, tai tu taip užsitikrini, arba kaip Sakramentas vėliau pasistatė savo areną. Tai tu... Jo, tai tu realiai užsitikrini savo komandos ateitį, nes tai yra pagrindinis ekonominis tos komandos variklis bent jau vietoj, šalia turbūt TV teisų. Tai čia yra labai keistas sprendimas ir dar kitas keistas sprendimas, ką jisai darydavo, tai tos nuomos sutartys būdavo trumpalaikės labai, 5 metai. Tai čia tokios vertės turtui arenoms, tai čia yra, paprastai šitos sutartys būna pasirašinėjimas 20-30 daugiau kartais metų į priekį. Tai jo, tai va tokios nuomos sutarties ir nori Portlandas su Trailblazeriais dėl arenos. Ir praėjusį ketvirtadienį, tai yra prieš savaitę turėjo vykti, ar netgi, atsiprašau, šiandien turi vykti, darbo grupės susitikimas, kuriame dalyvauja Portlando miesto City Council, sakykim, savivaldybė, kad nereikėtų pernelyg laužyti smegenų, ir turi dalyvauti Portlando Trailblazers atstovai. Ir tos savivaldybės vienas vadovų visai neseniai, kalbėdamas su, Portland Oregonian laikraščiu, sakė, kad mes jau gavom atsakymą, kad jie tikrai neatvyks. Jų netenkina sąlygos ir tuo pačiu vienas iš klubo atstovų, kuris buvo neįvardintas, bet neva turintis labai aukštus įgaliojimus, labai aukštą statusą, sakė, kad mums ta pateikta sutartis, žodžiu, jinai yra priešiška, klubas, tai yra miestas mums nori, žodžiu, pakenkti, mums nesiūlo gerų sąlygų ir mes tikrai net nežadam susitikti, net nežadam atvykti, mūsų, žodžiu, nedomina ir mes į jokias kalbas nesileisim. Įdomu, kad kiek atkapstė žmonės, kad tuomet Portlando, žodžiu, miesto atstovai skambino pačiai NBA lygai ir kalbėjosi su NBA, pasakojo, kokia yra situacija, ir po geros valandos ar 2 išėjo Trailblazerių vieno iš vadovų, žodžiu, pareiškimas, kad mes buvom netaip suprasti, mes tik tai sakėm, kad kol kas mes nežinom, ar mes čia dalyvausim. Žodžiu, situacija yra tokia, kad miestas kreipiasi į pačią lygą. Lyga spaudžia patį klubą, kad hebra, bent, taip nevyksta dalykai, nes iš tikrųjų tai, kaip tai yra daroma, netgi Sietlo, Oklahomos iškeldinimo istorija nebuvo tiek akiplėšiška ir tiek atvirai forsuojama, kiek dabar yra va čia apsimetant tuo, mes negaunam čia, žinai, mums neatnaujina arenos, tai mes todėl iškeliam miestą, nes tai yra iškeliam klubą į kitą miestą, nes apie tai irgi jau yra citatos to paties neįvardinto Trailblazers vadovo, maždaug, kad mes gal ir išleisim pinigų tam, kad perkeltumėm klubą, bet mes juos tiesiog sumokėsim, mes jų neišleisim, mums tie pinigai grįš ir atsipirks. Ir kad mes, žodžiu, jaučiamės nelaukiami ir nenorimi šitame mieste, kai mes kalbam apie franšizę, kuri yra vienintelė Portlande esanti tų 4 profesionalių didžiųjų lygų atstovė, nes netgi Portlando Timbers klubo jau nebeliko MLS-e, kaip aš suprantu, bent jau iš to, ką teko skaityti, klubo, kuriame kadaise Vytautas Andriuškevičius beje. Arba MLS-as nėra vienas iš 4 Major Leagues, aš net nežinau, kas yra NFL. Tebėra, jo, Portland. Tai taip, nes NFL, NBA, MLS ir NHL. Ne, MLS-as niekada nebuvo Major League, čia reikia šitą pabrėžti. Atsiprašau dėl suklaidinimo. Bet tai tau liktų tik tai MLS-o komanda, nes visose išvardintose kitose lygose Portlandas nieko neturi. Ir dar viena detalė, kuri yra, tiesiog pribloškinti, nes šitas sezonas Trailblazeriams turėtų būti šventinis sezonas, turėtų būti istorinis, sentimentų kupinas, su kiekvienose rungtynėse švente, nes mes pradedam 26-7 metų sezoną. 7-6-7 metais Blazers iškovojo vienintelį savo čempionų titulą NBA istorijoje, vedami Billo Waltono, Mo Cheekso ir kitų. Ir tai turėtų būti tavo 50 metų čempionų titului sezonas. Ir dabar tas tamsus šešėlis yra toks, kad, ne tas žodis. Ir, sakau, iš visų signalų, iš visų tų citatų, kurių čia buvau ir daugiau taip galvoj prisirinkęs, bet tikrai visų neišpasakosiu, yra labai akivaizdu, kad Tomas Dundonas ir visa jo, taip sakant, visa jo komanda daro viską, kad iškeltų Trailblazers iš Portlando ir persikeltų į kažkurį kitą NBA miestą. Svarbi dar viena detalė, kurią noriu pasakyti.
Viena vertus, 2/3 NBA savininkų valdybos turi patvirtinti relokaciją, turi patvirtinti tą perėjimą į kažkokią kitą franšizę. Bet niuansas yra tas, kad labai tikėtina, kad savininkai tiesiog galvotų, blemba, mes nenorim sukurti precedento, nes jeigu man reikės perkelti ten kokius, nežinau, Atlantos Hawks į kažkokį kitą miestą, tai tada, jeigu šitoj situacijai aš nepadėsiu Dundonui perkelti Blazerių, tada bus daug sunkiau tą padaryti, kai man to potencialiai gali prireikti, kad ir dėl kokių nenumatytų faktorių. Tai šitoj situacijai, žinai, iš pradžių kiek aš girdėjau, kiek aš skaičiau, kiek aš visko mačiau, atrodė, neįmanoma. Kad tai vis tiek, tai yra labai purvinas šantažas, tai yra labai toks akivaizdus miesto laikymas įkaitų, bet tai vis tiek nenueis iki to, kad Trail Blazers būtų iškelti iš Portlando. Šiandien atrodo, kad viskas eina link to ir eina vis labiau ir vis ryškiau ir tai yra, sunkiai suvokiama bent jau man. Manau, kad ir visiems čia Lietuvoje, nes, Arvydas Sabonis ir Portlando Trail Blazers yra tai, su kuo mes užaugom ir tai, kad Portlande nebeliktų NBA komandos, atrodo kažkoks kosmosas. Bet, kaip ir sakiau, atrodo, ta prasme, visi faktoriai dėliojasi taip, kad dabar šiai dienai jau reikia faktiškai stebuklo, kad Portlandas turėtų vis dar Trail Blazers, nes visi ženklai rodo, kad viskas, šitas savininkas, kuris įsileistas kaip lapinas į vištidę, tiesiog iškels komandą iš Portlando miesto. Jo, aš ką ir minėjau, ar ne, kad nusipirkti Portlandą yra pigiau negu dalyvauti, kuriant vieną iš expansiono komandų Seattle ar Las Vegase yra. Tai realiai tai turbūt, nes šitas žmogus jisai operuoja tik tais pagal vieną principą, ar ne, jam reikia, kad jo valdomo turto vertė augtų. Tai jeigu jisai iškels šitą komandą į kažkokią tai, nes šiaip yra tikrai Amerikoje didelių sportą mylinčių miestų, kurie šiuo metu neturi komandos. Ir netgi tokiose Louisville'is yra Kansas City's, nes Kansas City's jau yra miestas, kurio meras jau taip pagal užuominą sako, kad mes čia kaip ir esam pasiruošę turėti NBA komandą, nes mes turim atnaujintą šviežią 20 000 areną. Trivija dalykėlis mažas, minimalus nuokrypis, jeigu norit prie alaus bokalo kažkaip pačirškinti draugus, tai Kansas City nėra Kanzase. Tai yra Mizūrija. Valstijos miestas jo ir šitas yra, kur, wow, žinai, Lithuania City yra Lenkijoje. Visa ta zona ten yra, kur Kanzasas, kur yra Mizūris ir ten NBA prezenco praktiškai nėra šitoj Tornado zonai. Jo, Tornado Valley. Išskyrus Oklahoma, kaip valstija, nei vienoje kitoje nėra. Yra pietuose, yra tada į vakarus, bet būtent toj zonai praktiškai nėra jokio prezenco. Ir tarkim, tokie miestai kaip tas pats Louisville'is tavo minėtas, ten šiaip ta krepšinio kultūra yra labai didelė, nes ten labai didelė ir svarbi Louisville. Jo. NCAA Louisville'is ir šiaip ir jų yra lygiai taip pat kaip Indianos valstijoje visas high school basketball yra 10 000 žmonių. Ta prasme, 10 000 žmonių eina žiūrėti rungtynių, tai atrodo kaip tas miestas, ta vieta, kur NBA klubas tikrai pasiteisintų. Taip. Dar kelios detalės, žinai, kad dėl ko labai piktinasi, savivaldybė, liaudiškai tariant, Portlando, ir ką jie ir pasakoja viešai, sako, žinai, mes gavom užklausą, kad $600 milijonų reikia arenos atnaujinimui. Sako, mes pateikėm užklausą. Kokia yra ta samata? Kur nueis tie $600, ką jūs darysit už tuos $600? Ir Dundono komanda, sakom, mes negalim atsakyti, nes mes dar neturim architektų projekto. Ir tada, žinai, natūralus klausimas yra, tai iš kur jūs, žinot, kad jums reikia 600, o ne 500 ar 400? Kaip tu gali, tarsi, tai yra... wow. Bet tai nepaisant to, ne Portlandas, čia Oregono valstijos valdžia jau yra patvirtinusi $375 milijonus JAV renovacijai. Tai realiai didelė dalis tų pinigų jau kaip
ir yra patvirtinta, ar ne? Bet čia tiesiog reikia... Klystu, tai yra gal 270, nes ten beveik apylygiai išeina valstija, county ir miestas. Ir tavarsai, kad yra truputį... Aš čia zoominu netgi, tu juokauji. Jo, tu ir pazūmini kartais jo. Mane krausto iš proto tikrai. Jo, tai man atrodo, kad truputėlį yra mažesnė ta proporcija, bet jo, tai liūto dalis, ne paties didžiausio liūto dalis, bet jo, yra nuo valstijos ir taip Oregono valstija jau yra patvirtinusi, kad jo, jie imtųsi šito projekto finansavimo. Jo, bet čia visgi tų paralelių tarp Sietlo ir Portlando, nu tiesiog nors vežimu vežk, ar ne, čia netgi kai pasižiūrėsi, čia yra tas pats regionas realiai, tas vadinamas Pacific Northwest, tai yra Ramiojo vandenyno vakarinė dalis. Šiaip šita dalis, jeigu jinai praras Blazerius, tai jinai bus per paskutinius 25 metus 3 NBA komandas praradusi, nes mes dar Vancouverio Grizzlies galim atsiminti, Sietlas tada ir dabar galbūt Portlandas, nekalbėkim dar apie tai kaip apie nuspręstą faktą, bet iš tikrųjų paralelių tarp Sietlo ir Portlando yra žiauriai daug, nes jeigu mes prisiminsim, kodėl Sietlas išsikėlė, tai jie išsikėlė realiai dėl tos pačios priežasties, ar ne, dėl to, kad jų ta tuometinė arena buvo mažiausia visoje NBA lygoje, jinai buvo morališkai pasenusi, jinai nebetitiko tų standartų, kurių... Ten vis dar linčiavimai vykdavo. Tokia morališkai pasenus, nespėjo su laikais. Ir jo, nes jo, jinai atsiliko nuo tų laikų standartų, kokios jau turėjo NBA tuometinės arenos. Ir ten šiaip situacija buvo labai panaši, nes, aišku, ten nebuvo savininko mirties, ar ne, bet tuometinis Starbuckso CEO, turbūt akcininkas, tai žinau, Howardas Schultzas irgi buvo toksai veikėjas, jisai tada pardavė tą komandą, kadangi jisai taip pat nesugebėjo gauti išsimušt pinigų arenos atnaujinimui, jisai tada tą komandą pardavė Klejui Bennettui, kuris ten toj pardavimo sutarty, kaip ir buvo ten įrašytas kažkoks tai abstraktus, labai neaiški sąlyga, kad naujasis savininkas ten neva turi padaryti kažkokį tai honest effort, kad ta komanda išliktų Sietle. Bet Klejus Bennettas, tai jisai iki šiol tebėra Oklahoma Thunder savininkas, jisai ten turbūt turėjo labai aiškius ketinimus, nedėt labai daug pastangų tam, kad Sietlas, kad Supersonicsai išliktų Sietle. Ir irgi buvo viskas daroma pagal visiškai tą patį modelį, tai yra... mes norim viešų pinigų, mes nedėsim savo pinigų, mes norim, kad viešais pinigais būtų atnaujinta tuometinė Sietlo Key Arena. Ir tokiu atveju šita komanda čia pasiliks. Jeigu mes negaunam pinigų, tai viskas, mes pradedam iškelimo procesą. Ir ten, ta prasme, irgi buvo viskas labai pakankamai taip greitai ten prasukta per vienerius gal metus ir tada, tiesiog. Ir ten dar kas buvo tuo metu turbūt irgi tai, kad 2005, 2006, 2007 metai tai Oklahomoje didelę dalį praleido tuometiniai Naujojo Orleano Hornets, tai ten buvo toks veikia kaip proof of concept to, kad NBA Oklahoma Cityje būtų sėkmingas dalykas. Tai čia buvo toks galbūt paskutinis, čia galbūt yra tas pagrindinis tos skirtumas, kuo skiriasi šitos dvi istorijos, nes ten buvo labai aiškus vienas miestas, į kurį Sietlas gali išsikraustyti ir buvo labai aiškus proof of concept. Bet čia, sakyčiau, toks yra labiau irgi galbūt kosmetinis toksai tas skirtumas, nes tikrai NBA yra pilna dar neištyrinėtų Amerikos rinkų, kur ten ta lyga tikrai teoriškai būtų sėkminga ir ten sutrauktų daugybę žiūrovų. Lulu, Nukas, tas Zrnjanin, koks ten? Zrnjaninas, būtent. Aš apie Amerikos labiau kalbėjau, ne apie Serbijos, bet Zrnjaninas jo, aš manau variantas būtų irgi. Tai va jo, ir visi tie, visi žingsniai, kuriuos atlieka Tomas Dundonas šiuo metu, kaip patys fanai forumuose rašo, atrodo, kad yra specialiai daromi, kad tu kuo labiau užpistum, specialiai kuo labiau susipykt su visais, su kuo įmanoma, nes daugybė žmonių jau buvo atleisti, kalbant tiek apie televizijos produkcijos visas komandas, nes ir Tom Haberstroh buvo statistikos analistas, kuris
kuris dirbo ESPN, išvyko į Portlandą ir labai aukštos srities savo specialistas, jisai buvo paliuosuotas. TV apžvalgininkai Michaelas Holtonas, Neilas Everettas, Jamie Hudsonas, žodžiu, visa televizijos komanda. Kalbant ne apie komentatorius, kalbant apie tuos, kurie, žinai, šneka prieš rungtynės ir panašiai, visas TV production team, žinai. Produceris rungtynių buvo atleistas. Visur, kur įmanoma, tu tiesiog nuiminėjai tuos pinigus ir vienas iš tokių iškiliausių, ar gal tiesiog man labiausiai širdį palietusių dėl labai suprantamų artimų priežasčių, tas atsisveikinimas buvo su ilgamečiu, tai yra 10 metų Portlande rungtynės komentavusiu Kevinu Calabro. Irgi jo nuotraukytą iliustraciją turim savo transliacijoje. Ir Kevinas Calabro yra super simboliškas ėjimas, sakykime, būtent ir šiaip super simboliškas žmogus šitoj situacijai. Ne tik dėl to, kad jam simboliškai prieš mėnesį suėjo 70 ir tu tiesiog sulaukęs jubiliejaus, jis nebuvo atleistas. Jo kontraktas buvo pasibaigęs ir jisai sulaukė naujo kontrakto pasiūlymo. Naujo kontrakto pasiūlymą jisai pats pavadino subprime. Ir kalbama, kad tai buvo, kalbama, kad jo vietą potencialiai gali užimti Blazerių radio transliacijų play-by-play komentatorius, kuriam irgi kontraktas buvo, žodžiu, pasiūlytas, bet pasiūlytas su juokingais pinigais, kalbant apie jo radio darbą. Ir dabar jisai galbūt pasinaudos galimybę tapti televizijos rungtynių play-by-play komentatorium, bet jeigu jisai tą padarys, nuo jo radio komentatoriaus algos, tai yra daugiau negu 50% mažiau. Tai ta prasme, kad tai yra juokingi pinigai siūlomi, tai yra 15 eurų už rungtynės. Realiai, čia jau taip labai perspaudžiant, utriruojant, bet tai yra tokios sumos, kurias siūlo Tomas Dundonas ir dėl ko Kevinas Calabro yra labai labai simboliškas. Jis į Portlandą atvyko 2016 ir atvyko iš ESPN, kur jisai gavo milžiniškus pinigus, dirbdamas, komentuodamas ir koledžo krepšinį, ir per radiją komentuodamas net NBA finalus, ir, žodžiu, labai tvirtai suleidęs šaknis tenai ir aišku, ESPN yra iš vis milžiniški pinigai, mes kalbam apie milijoninius kontraktus per metus, bet jisai sakė, kad tiesiog aš noriu būti klubo balsas, aš pasiilgau to, tai yra tas darbas, kur aš jaučiuosi geriausiai, aš tokį darbą myliu, aš tokį darbą noriu dirbti. Ir užbaigiant visą tą simboliškumą, 2016 jisai atvyko į Portlandą, į ESPN jisai persikėlė prieš keliarius metus, bet iš savo ankstesnės darbovietės jisai išėjo 2008. Tada, kai Sonics buvo perkelti į Oklahomą. Seatlo Supersonics rungtynių komentatorium šitas žmogus dirbo nuo 1987 iki 2008 metų. Ir tuomet vėliau išėjęs į ESPN, galiausiai atėjo į Portlandą ir dabar Portlandas gali būti, kad irgi bus iškeltas, tiesa, jam jau išėjus iš to darbo, taip sakant, dar iki tol. Bet čia jeigu yra kuo galima Keviną Calabro šito atveju paguosti, tai kad šiais laikais ESPN'as nėra, kad būtų labai jau saugesnė darbo vieta negu tai, ką Tomas Dundonas daro su Portland Trail Blazers. Čia, aišku, yra visada dvi šitos istorijos dalis, ar ne? Tai yra, čia, aišku, nebandant Tomą Dundoną teisinti, čia tikrai nėra ko teisinti, bet gali būti ir taip, ar ne, kad jisai kaip ir principė neturi to tikslo iškelt komandą iš Portlando. Gali būti, kad jisai tiesiog... Aš nuoširdžiai galvojau, kad tu sakysi, galbūt jis tiesiog iš principo nori išbandyti naujus talentus, suteikti jiems galimybės. Ne, šitą kažkur girdėjom. Ne, aš kalbu apie tai, kad jisai, galbūt tą grėsmę relokuot komandą jisai naudoja tiesiog kaip šantažo priemonę išsimuštą finansavimą iš Portlando. Jis nėra blogas žmogus, jis tik šantažuoja, jis tik reketininkas. Galima jį pateisinti. Aš gal truputėlį ne taip pradėjau šitą sakinį. Aš norėjau, ta prasme, pažiūrėti, galbūt, tai, kad galbūt nėra tas galutinis jo tikslas, ar ne, būtinai, bet kokią kainą tos Blazerius iškelt. Nes vis tiek, jeigu jie turės, jeigu mes vėl grįžtam prie to, kad jo pagrindinis tikslas yra kaip įmanoma labiau savo turto vertę auginti, tai jeigu Blazeriai turės naują areną, tai reiškia, kad šitos komandos vertė augs. Taip, ir tiesiog milijonų yra investuota į areną ir tada
100 milijonų nei vienas doleris nebuvo tavo. Aišku, arena tau nepriklauso, dar yra ta viena detalė, bet tai vis tiek, Bet tai tu esi operatorius tos arenos, tu esi tos arenos operatorius, jo tu ten gali visokius koncertus rengti, renginius ten, tu vis tiek, iš esmės tu esi tas juridinis vienetas, kuris tu pelnosi iš tos infrastruktūros, kuri pastatyta viešais pinigais, ar ne? Tai čia gali būti irgi toks... Aš labai laukiu šito pokalbio, nežinant tavo, taip sakant, darbo patirtį ir ilgus metus praleistus verslo žiniuose, tai aš labai laukiu tiesiog visų terminų ir visko, juk tu esi juridinis vienetas ir taip, man labai gražu ir labai skanu, tai labai mėgau jas. Jo, man čia biškai gražina mane į darbą šitą tematiką. Dar Microsoft'ą paminėjau, be kita ko šito podcast'o pradžioje, tai jo labiau tada. Jo, tai čia gali būti tiesiog toks power play iš jo pusės. Jo labiau turint omenyje, ar ne, kad Portlandas, kaip mes kalbėjome apie tai, jisai neturi jokios kitos profesionalios komandos major lygose. Čia ta prasme prarasti jiems Blazers, tai čia... Aš nenoriu sakyti. Labai atsiprašau, kaip juokinga yra, kad neturi nei vienos komandos major lygose. Ir kad ta lyga, kurioje jie turi komandą, vadinasi Major League Soccer, bet tai nėra Major League lyga. Wow. Tiesiog fantastika. Tai jo, aš ir dar pabaigai šitoj vietoj, ką noriu apie Blazerius pasakyti, ar ne, apie tą jų tokį performatyvų taupimą, ar ne, nes ką tu paminėjai, labai teisingai, manau, ir geras pastebėjimas yra tai, kad šitas taupimas, ir linko aš ir pats bandžiau podcast'o pradžioje lenkti, tai kad jisai yra labiau toks performatyvus, ar ne, iš tikrųjų čia nėra turbūt tas gal pagrindinis tikslas sutaupyti pinigų, konkrečiai operacijos, ar ne, kad komandos kasdienos operacijos tau kainuotų mažiau. Čia yra tas, galbūt bandymas tiesiog visus kaip įmanoma labiau užknist. Ką aš turiu omeny, sakydamas tą performatyvų topį. Carolina Hurricanes jis darė tą patį. Ir neturėdamas minties visus kuo labiau užpist. Turbūt neturėdamas, aš taip darau tokią prielaidą. Bet ta reputacija, kad jis yra išskirtinis Skrudžas, jisai tikrai jau nešėsi dar prieš ateidamas į Portland. Jo, mes dar nepaminėjom iš tikrųjų ne vieno Blazerių žaidėjo ar trenerio šiuo atveju, kalbėdami apie šitą. Tai čia yra vienas iš įdomiausių dalykų, tai yra naujo vyriausiojo trenerio Mike'o Nori pasirašymas. Nes kad NBA komanda duotų treneriui kontraktą su garantuotu tik tais 1 metų terminu, nes ten, aš dabar jau sumeluoti, nebeatsimenu tiksliai, kaip ten yra padaryta, bet ten yra berods 3 metų kontraktas, bet tik tais 1 metai garantuoti. Ir taip yra todėl, kad Dundonas naujo trenerio paieškai, kai buvo paleistas Tiažas Splitteris, išėjo į Čikagą, jisai paskyrė $1,5 milijono per metus. Tai ieškant naujo trenerio, Portlandas turėjo įtilpti į šitą sumą. Ir su Mike'o Nori, dabar jau buvusiu Minnesotos Timberwolves asistentu, buvo pasirašytas vos 1 metų garantuotas kontraktas. Šiaip Mike'o Nori buvo tikrai su daug komandų siejamas kaip potencialus. Jis, kai ir buvo pakeitęs Chrisą Finchą, kai jis buvo gavęs traumą playoffuose, atsimenu, kai įsirėžė jam į kelį kažkas. Mike'o Nori šiaip irgi labai daug priskiriama nuopelnų dėl Timberwolvesų pastarųjų sezonų sėkmės. Ir jo, $1,5 milijono, tu sakai, ar ne? Ten buvo, ten buvo tokia paieškos kepurė. Milijonais per metus yra, bent jau dabar skaitau Reddit'e, kad buvo tikrai žinoma, kad mažiausiai pinigų gaunantis vyriausias treneris yra Dougas Christie ir tai yra 2 milijonai per metus. Ir turbūt ne 1 metų kontraktas buvo. Taip, ir tai yra 3 metų kontraktas, bet tai yra iš esmės team option tiek 2, tiek 3 metais. Plus dar tas kontraktas yra priklausomas nuo komandos pasirodymo, yra visi incentives dėl team performance. Tai žodžiu, tai yra tiesiog Samo Hinkie special, atsimenu, vadindavo tą kontraktą pačioje Sixerių proceso pradžioj, kur tu gauni 2 metų negarantuotą sutartį su dar 2 metų komandos opcija, tai realiai tu 4 metus, jeigu tu įsitvirtinsi už visiškus centus arsi toj Filadelfijai. TJ McConnellas taip atėjo į lygą, Jeremy Grantas taip atėjo į lygą, praėję The Hinkie Special. Tai čia dabar jau turim The Dundon Special, kur yra
absoliutūs centai, ir tai yra, wow. Aš jau kelintą kartą tiesiog užbaigiu savo monologą su, kad tai yra wow, bet tai yra fucking wow. Bet tai yra wow, jo. Ir yra kita situacija, apie kurią galbūt dar mažiau buvo kalbama negu apie Mike'ą Norrie kontraktą, tai yra tas faktas, kad Portlando Trail Blazers šią vasarą atsisveikino su Matysu Taibuliu. Ir atsisveikino irgi tokiam pakankamai įdomiom aplinkybėm. Ir tai yra dar vienas toks geras įrodymas apie tai, kaip tas Tomo Dundono skrudžiškumas pereina iš tokio to organizacinio lygio jau konkrečiai į komandos formavimą, nes šiaip, kiek buvo skelbta žiniasklaidai, Matysas Taibulis buvo labai susidomėjęs galimybę, jisai norėjo į Portlandą grįžti dar vienam sezonui, bet panašu, kad tas susidomėjimas buvo toks labiau iš vienos pusės ir Blazeriai nelabai buvo pasiruošę jam mokėti. Ir čia eina kalba apie NBA mastais juokingai mažus kontraktus. Ir, žodžiu, Blazerio, kur tas skrudžiškumas šitoje vietoje pasireiškia, tai yra tai, kad į tą potencialų 3,3 milijono dolerių kontraktą jie bandė įkišti kaip įmanoma daugiau įvairių sąlygų, kurios negarantuotų Matysui Taibuliui. Jo, kurios negarantuotų. Tiago Splitteris irgi išėjo ne dėl to, kad jisai nenorėjo būti Portlande. Jo kontraktas baigėsi ir jam siūlė, dabar va kiek skaitau, jam siūlė mažiau negu 1 milijoną per metus. Tai yra iš vis, aš nežinau, šiam eurų už mėnesį, tipo. Čia būtų, jeigu, ta prasme, aš suprantu kiekvieną NBA trenerį, kuris atsisako tokio pasiūlymo, nes tu uždirbi dvigubai mažiau negu uždirba Douglas Christie. Tai, čia, kuris nėra žinomas kaip elitinis NBA treneris, kaip čia pasakius jo. Christie žemiau negu Douglas Christie, tai jau tikrai niekas nenori. Jo, tai net, kaip čia pasakyti, nesuvedus su infliacija, turbūt Agata Christie uždirbdavo daugiau negu Dundono siūlo treneriams. Jo, tai šitas Matyso Taibulio irgi atvejis yra labai sakyčiau, geras toks pavyzdys, kaip jau ir tiesiogiai pradeda komanda veikti šitą tokią toksišką kultūrą, kuri besiformuoja Blazerios ir kaip tas organizacinis skrudžiškumas toksai pereina į tokius jau labai aiškiai įtaką komandos formavimui. Ir Matysas Taibulis, tarp kitko, jisai pasirašė kontraktą su Los Angeles Lakers ir čia Lakersams yra didžiulis laimėjimas šitoje vietoje, nes mes, kas galbūt neklausė, gali sugrįžti pasiklausyti, mes esame apie Lakers šių metų šios vasaros revoliuciją tokią be LeBrono Jameso, su Walkeriu Kessleriu, su praktiškai negaliu sakyti praktiškai nauja komanda, bet labai stipriai nauja komanda, lyginant su to, kas buvo pernai. Vieną girdėjau tokį liūdną, bet, žinai, pala, turbūt tas pats Simonsas sakė, The Snowtime Lakers, apie, taip sakant, rasinę kompleksiją. Aš norėjau sakyti, kodėl, bet supratau jo dabar. Tai jo, bet Lakeriai išlaukė, ar ne, šito ir pasinaudojo Portlando disfunkciją tokia ir pasirašė už labai gerą kontraktą, nepaisant jo traumų, kiek jisai ten sužaidęs yra pastaraisiais 3 sezonais. Ta prasme, Matysas Taibulis yra, kai jisai žaidžia, jeigu mes imsim tos 3-4 pozicijos wingstopperius vadinamus, jisai yra turbūt antroji lentynai, sakyčiau, ten aukščiau už jį turbūt yra tik tais Osaras Thompsonas ir Scottie Barnesas. Ta prasme, tai yra vienas geriausių gynybinių žaidėjų savo pozicijoje. Jeigu Lakersams jisai duos apie 40-50 rungtynių reguliariam sezone ir bus sveikas playoffuose, tai čia yra milžiniškas laimėjimas. Tiek dėl pačių Lakersų. Tai, kad aš pirmą kartą gyvenime iš tikrųjų išgirdau, kad kas nors sakytų ne Taibulas, o Taibulis. Ir Taibulis man skamba kaip kažkur Žemaitijos glūdumoji kažkokia šulinio dalis, kur pakabink ant Taibulio. Ir... Taibulis ir Zeimaris, čia yra. Ir jo, bet žinai, tu kaip tik minėjai apie tai, kad Los Angeles Lakers išlaukė, bet žinau, kad mes kalbėjom 1,5 valandos apie 41 metų dėdulę ir išvykimą į kitą miestą, bet mes vis tiek nepakalbėjom apie tuos miestus, kurie jo laukė ir taip ir nesulaukė. Ir žinau, kad taip sakant,
Tu kaip tas cigarečių išėjusio tėčio laukęs vaikas iš Clevelando perspektyvos ir tai, kas atrodo toj laiptinėje ir dabar vyksta, tikrai dar irgi nori bent šį bei tą pridėti, kol mes dar, šiaip tai neribojam šito pokalbio trukmės, bet turbūt jau, taip sakant, galim leisti savo atsispirti ir žengti į Clevelandą. Jo, čia biški toks labai įdomus atvejis gavosi ta prasme, kad kaip ir norėjasi LeBrono sugrįžimo į Clevelandą, bet po to, kai paaiškėjo, kad taip neįvyks ir kad jisai visgi į Filadelfiją išeina, tai pasirodė visokių įvairiausių pranešimų žiniasklaidoje apie tai, kodėl tai nevyko. Ir viena iš tų priežasčių, kodėl bent jau taip sakoma, tai nevyko, buvo tai, kad Clevelandas nenorėjo iškeisti Evano Mobley į Jayleną Browną. Ir aš juos suprantu, ta prasme, jeigu man reikėtų rinktis ar Jaylenas Brownas ir LeBronas Jamesas ir ar Evanas Mobley, aš jaučiu, kad Evaną Mobley aš visgi pasirinkčiau šitoje vietoje. Ir tada Mario Hezonija pasimčiau už tos 2 milijonus vietoj LeBrono. Nežinau, tas LeBrono užsitiklinimas už Jayleno Browno, toks įdomus irgi ir turbūt, tiesiog dar vienas geras įrodymas. Nes matai, daug klausiausi irgi pastarosiomis dienomis tiek Simonso, tiek Lau, tiek The Mismatch, tiek šiandien net klausiausi Chriso Manikso su Rachel Nichols apie Portlandą pasakojančių. Tai jau žemiau Kristiniai, Dagas Kristi nebenorėčiau šią vasarą, bet Lau, man rodo, sakė, kad, žinai, kai jau viskas, taip sakant, nusėdo dulkės, kai jau tas LeBrono sprendimas buvo priimtas, tada žvelgiant į visą tai, nes išėjo netgi ir prieš tai Arne Šamso Šaranijos išvakarėse, tos Liepos 24, išėjo, kad ne, iš tikrųjų tai nebuvo jokių domino kaladėlių, nebuvo jokių, kad čia laukia ar atliks kas nors Anthony Daviso mainus, ar ten buvo netgi gandų, kad neva buvo spaudimo Clevelandui berods, ar gal ne Clevelandui, bet kuriai kitai komandai, bet jeigu tai ne Anthony Davisas, tai Kyrie Irvingas turi atsidurti komandoje tam, kad LeBronas Jamesas... Šiaip buvo kažkokių tai gandų apie galimą Kyrie Irvingo sugrįžimą į Cavaliersus. Buvo šitų. Bet jisai kaip ir nevais nelabai norėjo, nelabai turi to intereso, jisai jam dalasi gerai. Tai. Matai, jo, kažkaip tu norėjai išvažiuoti iš Clevelando ir dabar vėl su tuo pačiu LeBronu Jamesu grįžti į tą patį Clevelandą, man irgi kažkaip, nežinau, vien iš naratyvinės pusės atrodo toks truputį, nebent čia, žinai, veikėjas pasikeitė, subrendo ir išėjęs į pasaulį laimės ieško, dabar jau... Paseno 10 metų, tiesiog jo, paseno 10 metų. 10. 10, beveik 9 metais, 9 metai praėjo nuo paskutinių rungtynių Clevelande. Tai jo, ir Clevelandas kažkaip, čia jo dar irgi nėra aišku, kaip čia viskas pasibaigs, bet su Mario Hezonija pasibaigė su žmogum, kuris kažkada sakė, kad niekada negrįš į NBA, nes ten yra cirkas, ar kaip ten jisai sakė, nežinau, nepamenu jau. Bet čia tikrai, čia turbūt nėra ką labai daug prie šitos temos pasirinkti, bet labai toks keistas pasirodė šitas faktas, kad šitas žmogus, turbūt kaip joks kitas šių laikų krepšininkas nejuodino taip NBA kaip lygos, jisai buvo solti, kad buvo aukštas šaukimas, jam ten nepaėjo, čia jisai sugrįžo į Europą, čia jisai yra žvaigždė, jam čia smagiau žaisti, čia krepšinis geresnis, ten visa kita panašios nesąmonės, tai matyt, kad šitas žaidėjas dabar, kai jam jau stuktelėjo 30, virš 30, jau ten apie 31 gal turėtų, jisai dabar bet kokią kainą bando sugrįžti į NBA, tai čia, aš nežinau, būtų man įdomu sužinoti, kas įvyko ir kodėl čia taip, kokie čia užkulsiniai žaidimai vyksta, nes šiaip nėra, kad jisai atėjęs į NBA čia kažkokios tai labai didelius pinigus vyrintų, didesnis negu jisai gauna Europoje, nes jisai Europoje tai žaidžia už elitinės komandas. Žinai, ant to income tax, kokio dydžio yra tas pajamų mokestis. Jeigu tu būtum kur ten, Floridoje, Teksase, tai tada, tu panašią sumą gaudamas ant popieriaus, liaudiškai tariant, tu visgi uždirbtum daugiau. Bet, nemanau, kad finansinė paskata yra... Jo, nes čia yra apie $2 milijonai, tai viskas. Bet čia, žinai, jeigu jisai, mes esame matę daug tokių scenarijų su europiečiais krepšininkais, kurie tiesiog niekad nežaidė NBA.
Ir kad, žinai, sulaukė kokių 31, sako, jeigu būsiu niekad nepabandęs, tai gailėsiuosi, tai vis vieną noriu nuvažiuoti pabandyti užsikabinti. Ir taip visokie, nežinau, Teodosičiai, dar kažkas, Jasikevičiai tie patys važiuoja panašaus amžiaus į NBA. Hezonija atrodo, kad, tai gal čia visgi yra tiesiog toks, žinai, europiečių krepšininkų, galbūt netgi specifiškai iš Balkanų tas toks amžius. Čia, žinai, kaip sulaukęs 40 nusipirkau motociklą, taip sulaukęs 31 turiu bandyti NBA kažką įrodyti. Bet čia tokių, kurie sėkmingai tokiam amžiui ateina ir tą įrodo, tai aš Luisą Skolą galbūt prisimenu. Aš Arvydo Sabonio neskaitau, nes Arvydo Sabonio aplinkybės buvo visiškai kitokios. Jeigu jisai būtų galėjęs išvažiuoti jaunas NBA, jisai tą būtų padaręs, bet tiesiog tokios opcijos nebuvo. Bet aš čia labiau galvoju ir kalbu apie tuos jau krepšininkus, kurie jau atsivėrus toms durims. Negali sakyti, kad jis labai kažką įrodė, bet įrodė. Tai pasiliko jo bent jau NBA sistemai dabar kaip treneris. Matai, Hezonija irgi nemanau, kad jis tikisi atvykęs 20 taškų vilin dabar žaisdamas ten už... Ne, bet šiaip čia, sakyčiau, iš Clevelando pusės čia pakankamai neblogas dylas. Jis, aišku, nėra, kad kažką... Išlykštėjimas tavo balse ir veide, žinok, išduoda ką kito, kad toks... Ne, aš... Neblogas. Ne, aš manau, kad čia biškai per giliai kapstaitis. Šiaip normalus dylas, tikrai, ta prasme, už 2 milijonus pasirašyti žaidėją, tai jo labiau, kad tu esi labai stipriai ribojamas tų visų eiporonų, esi viena brangiausių komandų lygoje, tai tu netekai Dino Wade'o, tau reikia žaidėjo, kuris klijuotų tą sudėtį, kuris nereikalautų daug prisilietimų, ypač kai tu turi tokius krepšininkus kaip Jamesas Hardenas ir Donovanas Mitchellas, kur galiu priminti tavo labai gerą citatą iš playoffų, kad verkia kamuolys Mitchelo minkomas. Tai tau reikia kažkokių tai žaidėjų ir tau reikia tų žaidėjų, kurie neminko to kamuolio ir kurie galėtų būti už pigiai pasirašomi. Tai čia Mario Hezonija, tai dar plius vis tiek tos patirties turi. Tai aš sakyčiau, kad čia nėra labai blogas pasirašymas, čia tiesiog yra labai ironiška ir labai jokinga, tai turint omeny, ką jisai anksčiau yra kalbėjęs apie NBA, kad čia niekada negrįšiu, kaip čia man nepatinka, man Europai geriau ir dabar staiga bet kokią kainą vos nebuvo pasiruošęs peršokti ir grįžti. Man nerandu pilno sąrašo, labai gaila. Bet Mario Hezonija yra visas sumetęs 2284 taškus NBA lygoje. Man Google išmetė 4 daugiausiai taškų NBA lygoje pelniusius kroatus. Kas yra 4 daugiausiai taškų pelnę kroatai. Tai yra 3733, 4401, 9810 ir 11184 taškai. Tai turbūt tikrai gana lengvai galima pasakyti. Tai Kukočius ir Zubacas turėtų būti, ne? Zubaco šitame sąraše nėra. Matai, čia gali būti koks nors nepatikimas. Nes čia yra ta Google funkcija, kur tu neprašai, bet tau ieško per AI. Ir kai ieško per AI, tai amžinai briedas. Jo, Ivica Zubacas yra pelnęs 6630 taškų. Bet Draženas Petrovičius turbūt nespėjo tiek primest, ar spėjo? 4461, jis buvo neva trečias šitam sąraše, bet faktas, kad Zubacas yra aukščiau. Vienas krepšininkas yra modernios NBA, kitas krepšininkas žaidė 90s NBA lygoje. Tai tas kitas iš modernios, tai Dario Šaričius turėtų būti? Ne, serė. Ne Šaričius? O jas. Dario Šaričius, 11 000 su viršum taškų. Tai yra rimtas žaidėjas. Dario Šaričius sumetė 5118. Ai, tai tas pirmas, tai gal tai Toni Kukočius aš jį buvau minėjęs. Toni Kukočius yra antras, 9810 taškų, pirmas yra... Tai yra dar vienas daugiau? 11184 taškai. Jis savo NBA karjerą pradėjo 2014, baigė 2024. Eik, tu savo kaip užstrigo. 24 baigė. Bruklino Nets. Ai, Bogdanovičius. Yes, sir, Bogdanovičius. Palauk, jis visą laiką žaidė 44 numerių ir jo career high ir buvo 44 taškai, jeigu aš neklystu.
visiškai niekam nereikalinga trivija, ne, jisai vėliau sumetė 48 žaisdamas už Utah's Jazz. O Pagadino kuris dar buvo tame sąraše, buvo Dino Radža. 4 sezonai Bostono Celtics ir nuo 93 iki 7, tarsi jo karjeros vidurkis buvo 16,7 taško ir 8,4 atkovoto kamuolio. Čia tarp kitko dar vienas pagarsėjęs NBA hateris. Nežinau, kas yra su Kroatais ir NBA hatinimu, bet Dino Radža kažkaip taip panašiai kaip. Tik tai jisai po to bet kokią kainą nebebandė sugrįžti NBA kaip Hezonija. Jis jau kaip grįžo į Europą, taip jau ir sugrįžo su visam tada. Nu, bet jis ir atvyko, beje, vyresnis. Jo. Sakyt, kad ne 30, bet 26, 7, 8, 9 jam buvo, pasak best. Jo. Nu tai kiti laikai tada buvo jo biškitai. Jis jau ten atvyko kaip superžvaigždė Europoje. Absoliučiai crap. Tiesiog. Čia Pitino laikais galbūt jau buvo, ne? Maždaug. 93-4 Bostono Celtics. Ai, tai ne Pitino dar. Dar ne, bet jau judėjo link tuo. Chrisas Fordas buvo jų treneris 32-50 ir toje komandoje rezultatyviausias buvo D. Brownas, o šalia žengė Dino Radža. Bet dar judėjo 30 perrišas, bet jau manau, kad reikia Jau apie Dino Radžą, kai pradėjom kalbėti, tai aš manau, kad... Jeigu jau Browną paminėjau, tai irgi jau yra... Čia yra geras ženklas jo, kad signalas. Raukiam jau turbūt, ja. Nu ką, tai žiūrėkit, nesusidurkit su Dandonais savo gyvenime, šiaip tai eat the rich ir fuck visus milijardierius su savo mokesčių lengvatom ir visų kitų briedų ir tai yra vėžys, kuris labai labai stipriai plėtojasi ir įgauna vis didesnį pagreitį ir na žinai, kiek tenai buvo, palauk, neatsimenu, kažkas buvo sudėjęs tuos skaičius palyginimui, kad ten prieš, sakykime, 2016 ten Musko vertė buvo tokia, dabar yra ten kažkiek, Zuckerbergo, dar kažkurio palyginant, žodžiu, kad kiek išaugo, tai nu, ten 20-40 ir daugiau kartų, kai JAV būtent konkrečiai, nu aišku, tas pavyzdys, federal wage liko lygiai tokia pat. Tai kažkaip, taip sakant, tas visas pyragas dalinasi taip įdomiai, kur dar galiausiai tie žmonės reikalauja mokesčių mokėtojų pinigų, kad jiems, matai, areną atnaujintų. Jo, sunku patikėti, jo. Bet tokiais laikais gyvenam. Taip. Tokia liūdna gaida turbūt ir baigiam savo podcastą. Laikykit tvirtai savo taibulius ir iki kitų susitikimų su jumis buvo Paulius Rokas, NBO. Ačiū, iki.